Namas šalia geležinkelio atokiau nuo miesto centro, kur nebegirdi šurmulio. Iškabos byloja, kad čia ateinantis gali rasti pagalbą. Vienus čia atveda gilios sielos dramos, kai norisi, jog ištiestų ranką gyvas, supratingas žmogus, suteiksiantis emocinę pagalbą. Čia ir dabar. Jaunimo psichologinės paramos centras įsikūręs beveik prieš 20 metus, jo iniciatorė ir įkūrėja Kristina Polukordienė. Pati būdama psichologė psichoterapeutė sako, šiam centrui atsirasti buvo tiesiog būtinybė. Ir Lietuva garsėjanti savižudybių skaičiumi nuolatos. Ir tai ir buvo impulsas padaryti kažką konkrečiai, kad tai būtų ne tik žodžiai, bet kad tai būtų reali parama, pagalba, kad savižudybių prevencija, krizių įveikimas tai būtų sistema Lietuvoje. Kad ši parama, pagalba būtų prieinama kuo platesniam žmonių ratui. Telefonu, internetu, ateinant. Mūsų centre veikia visos 3 grandys. Galima skambinti, galima ateiti ir galima rašyti internetu. Ir galima gauti pagalbą iš savanorių. Čia yra neprofesionali emocinė parama, pagalba ir galima gauti pagalbą profesionalių psichologų, psichoterapeutų. Pagalbos kartais reikia nebūtinai silpniems ir palūžusiems. Gyvenime situacijų būna įvairiausių. Šiandien jaunimo psichologinės paramos krizių įveikimo centre dirba 8 kvalifikuoti psichologai. Žmogui, kai atsitinka kažkoks krizinis išgyvenimas, tai visų pirma tai yra labai netikėta. Jisai tikrai to negali suplanuoti ir kažkaip kontroliuoti. Ir tai, kas yra svarbu, tai kad jisai kuo skubiau gautų pagalbą. Nes tikėtina, kad kuo greičiau jinai yra prieinama, tuo didesnė tikimybė, kad kažkaip taip lengvai jinai ir užsibėgs. Kokios tos krizės ir kokiais atvejais reikia žmogui padėti rasti išeitį, pamatyti šviesą tunelio gale? Apie ką mes kalbame? Apie netektis. Tik tai apie tas netektis tokia platesnė prasme. Tai gali būti artimųjų netektis, tai gali būti, nežinau, ir kažkokie tokie pokyčiai gyvenime, kurie įvyksta taip neplanuotai ir netikėtai. Tai gali būti skyrybos, tai gali būti liga, tai gali būti darbo praradimas. Tai yra, žodžiu, kažkoks pokytis, kai žmogus netenka to, kas anksčiau buvo kažkaip įprasta jam. Ir jisai mato, kad toj naujoje situacijoje jam kažkaip, jisai sunkiai gali adaptuotis ir mato, kad reikia tiesiog pagalbos iš šalies, kad jis jaučiasi, nežinau, pasimetęs, jaučia įtampą, prastai miega, tampa nelaimingas, liūdnas, prislėgtas, bejėgiškumo jausmas atsiranda. Trūksta, aš manau, profesionalių psichologų pagalbos Lietuvoje. Ji žmonėm yra sunkiai prieinama. Tai mes galvojame taip, kad bent jau išgyvenantiems krizės ši parama būtų prieinama. Kitur galima laukti tiesiog eiliai, tų konsultacijos irgi yra nemokamos ir poliklinikoje yra galimybė, bet tam reikia laukti, reikia siuntimo ir yra daug tokių formalumų. Krizių centras yra ta vieta, kur tiesiog žmonės net ir be iš ankstinio užsiregistravimo, jie tiesiog ateina į mūsų centrą, jie gauna tiesiog tą pačią dieną tokią skubę profesionalią pagalbą su tolimesniu nukreipimu. Prieinama ir patikima, kai sąmonė užvaldo sielvartas, gėla, kai išgyvenama kaltė, baimė, gėda, nerimas, vienišumas. Kai šis skausmas virsta nepakeliamas, nieko nekainuoja paskambinti telefonu, sako Valentas Neviera, savanoriaujantis jaunimo linijoje. Jaunimo linija, klausau. Šios emocinės paramos tarnybos veikla ilgus metus rūpinosi jaunimo psichologinės paramos centras. Dabar jaunimo linija pamažu tampa savarankiška organizacija. Bet jos veikla nesikeičia. Paskambinus jaunimo liniją teikiama nemokama anoniminė emocinė pagalba. Jaunimo linija tai yra emocinės paramos tarnyba, trumpai tariant, mes tai prisistatom, teikiant pagalbą telefonu ir internetu. Tai reiškia, kad žmonės mums gali paskambinti telefonu, nemokamų numerių, ir gali parašyti laišką. Pavyzdžiui, 2010 metais mes sulaukėm beveik 100 000 skambučių per metus. Ir žinai, 100 000 nerimo akimirkų buvo kažkam. Taip, mes tiek atsiliepiam skambučių. O sulaukėm, iš tikrųjų, bandymų prisiskambinti buvo apie 2 milijonus. Ir yra labai daug žmonių, su kuriais kalbamės apie tai, ką veikiam, ir jie sako, niekada nesugalvočiau paskambinti. Kažkaip svetimam žmogui, kažką čia pasakotis apie save, bet draugui kažkokiam geriausiam, paskambini ir pasakai, kas ant širdies guli, broliui, sesiai, nesvarbu tėvams, kas kam. Bet yra labai daug žmonių, kurie tiesiog neturi tokio artimo žmogaus, kuriam galėtų pasakyti viską, kas legia, arba papasakoti apie tai, kas atsitiko, bet nesinori, kad artimieji apie tai žinotų. Ir mes kalbame su žmonėm apie tai, kas jiems tuo metu rūpi, apie tai, kas juos legia, apie jų problemas.
įvairiausias kalbamės, ir atrašom jų laiškus. Ir tai yra ta emocinė parama, išbuvimas tuo metu su žmogumi, išklausimas, jo problemų, padėjimas tuo metu išgyventi, kad taptų šiek tiek lengviau, nes išsikalbėjimas iš tikrųjų padeda ir tai yra tokia pagrindinė mūsų žinia. Tai ta emocinė parama nuo tos psichologinės paramos skiriasi tuo, kad tai yra žmogus nebūtinai profesionalas, jis yra tik gyvas, tuo metu esantis, pakeliantis ragelį. Taip, tikrai taip. Jaunimo linijos savanoriai nėra psichologai. Dažnai yra toks mitas, kad ten prie telefono sėdi vien tik tai psichologai ir jie ten konsultuoja. Tai ne, mes nevartojame to termino konsultacija, mes tiesiog, tai yra pokalbis su skambinančiuoju, su tuo žmogum, kuriam tuo metu reikia pagalbos. Jis gauna šiek tiek ramybės, pavadinkim taip, ir galimybę išlieti visą tai, kas yra, kas ant jo širdies guli, kas jam tuo metu rūpi. Kas yra tas, kuris yra anapus ragelio? Taip labai sunku pasakyti tipinis skambintojas, nes skambina labai įvairių žmonės. Bet didžiausias mūsų skambintojų ratas tai yra nuo 16 iki 35 metų asmenys. Dažniau merginos iš tikrųjų skambina, bet skambina su įvairiausiam problemam. Pagrindinė problema, ko gero, yra santykiai, jeigu taip įvardinant, dėl ko skambina. Po to ten yra mokslai, savižudybių problema yra. Šiemet jaunimo linijos savanoriai vykdė kampaniją Emocinė parama 100 Lietuvos miestelių. Jos metu savanoriai aplankė 100 labai mažų Lietuvos miestelių žmonės ir pasakojo apie emocinės paramos galimybės ir tai, kaip galime padėti vieni kitiems. Tačiau tai toli gražu ne vienintelis projektas, kuriuo siekiama padėti tiem, kurie gyvena toliau nuo didžiųjų miestų ir turi mažesnės galimybės gauti pagalbą. Parama, pagalba miesteliams, kur važiuoja mūsų psichologai, skaito paskaitas, seminarus, veda ir konsultuoja vietose. Ir būtent mažuose miesteliuose, ten, kur sunkiausiai prieinama parama. Labai daug emocinės paramos sistemai ir padeda Andrius Mamontovas. Tiesiog vienas iš, kaip sakant, tokia akcija Nebijo kalbėti. Žiūri aplink, stebėsi viskuo, daiktus matai, savo šviesoj, o jeigu viskas yra ne taip. Mes važiuojame visų pirma į tos miestelius ir miestus, kuriuose yra didžiausias savižudybių skaičius, tai yra tos karštus taškus. Ir būna iš anksto padaromas toksai, mini tyrimas, kur galima tame miestelėje gauti psichologinę pagalbą. Tai vyksta ne monologas, tai vyksta dialogas. Žmonės paprastai išeina gavę daug medžiagos apmąstymų. Kad žmonės tiesiog paskaitytų, vis tiek kažkur nusėda. Pasąmoniai, kad atėjus tokiam įtemptam momentui, žmogus sako, aš prisiminiau, ten buvo parašyta, kad su savižudžiu reikia kalbėti kuo ilgiau, pavyzdžiui. Reikia stengtis nepatarinėti, o geriau išklausyti. Tai elementarūs visiškai dalykai, aišku, ten tikrą rimtą pagalbą gali suteikti pasiruošęs psichologas, bet yra momentų, kada šalia yra tik kažkoks pažįstamas žmogus. Jeigu tas pažįstamas žmogus bent turi mažą suvokimą, kaip elgtis, jeigu nepasimeta, jis gali jau padėti. O ta tikslinė grupė, ta didžiausios rizikos grupė, jie dažniausiai, labai retai ateina tie žmonės, kurie potencialūs savižudžiai. Daugiau ateina tie, kurie arba susidūrė su artimųjų savižudybė, arba jų aplinkoj yra žmonės, kurie jie pergyvena dėl savo artimųjų kažkokių, jie nori jiems padėti. Kiekvieną savaitę, norom nenorom, išgirstame apie dramatiškus šuolius nuo tiltų ir gyvenimo pabaigas, kurias kartais net sunku suvokti. Viena problemos pusė, jog tai įvyksta. Kita, jog norime ar nenorime, ta informacija pasiekia ne tik mūsų ausis ir akis. Tai veikia mus, nusėda mūsų vaikų pasąmonėje. Ar teisingai ji pateikiama, klausiame. Pateikti reikia, todėl kad tai yra faktai, kurie įvyksta. Jūsų darbas, kaip aš suprantu, pateikti informaciją apie visus faktus, kurie įvyksta. Tai normalu. Esmė, kaip pateikti. Ir yra net pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos rekomendacijos, ir mūsų puslapį galima paskaityti rekomendacijos, kaip, sakykime, pateikti informaciją apie savižudybės. Tam, kad ta informacija neturėtų neigiamos įtakos. Ir kai mes kalbam apie neigiamą įtaką, tai pirmiausia, mes turim galvoti apie 3 pažeidžiamas žmonių grupės, kurios iš tikrųjų gali veikti, sakykime, per daug demonstratyviai, ar ten dramatiškai, ar skatinančiai pateikiamą informaciją. Tai yra vaikai ir paaugliai,
Tai yra psichikos paslaugų vartotojai, tai yra žmonės, kurie serga psichinėmis ligomis. Ir tai yra žmonės, kurie jau galvoja apie savižudybę. Tai jie girdi ir skaito tą informaciją jau kitaip. Aš manau, kad žiūrovas tiesiog pakankamai išmintingas, kad atsirinktų spaudą ir ką skaito ir ką žiūri. Senas posakis, kad laikraščių galima užmušti musę ir žmogų, atrodo nepaseno. Leidiniai ir televizija raginami korektiškai atskleisti dramas, kurios įvyksta. Kažkada prieš daug metų aš siuntinėdavau tokius raštus į pagrindinius dienraščius su rekomendacijomis, rinkdavome konkrečius straipsnius, rodydavome, kaip nereikėtų rašyti ir kaip reikėtų rašyti. Ir aš matau poslinkių, sakykime, jūs pažiūrėkit portale internetinėme, jeigu yra informacija apie savižudybę, tai apačioje jau atsiranda, iš karto galima rasti nuorodas į psichologinės paramos telefonus ar emocinės paramos telefonus ar krizių veikimo centrus, kurie yra. Tai čia yra žingsnis, anksčiau to nebuvo. Kas 40 sekundžių pasaulyje nusižudo vienas žmogus, kas 3 sekundės pasaulyje bando kas nors žudytis. Savižudybė yra viena iš 3 dažniausių mirties priežasčių tarp jaunų žmonių. Tai problema, kuri neturi kokios nors vienintelės priežasties ar paaiškinimo, bet daugumos savižudybių vis dėlto galima išvengti. Ir šita problema yra beprotiško dydžio Lietuvoje. Ir jinai tai nėra tik savižudybės. Sakai, tu pradedi nagrinėti priežastis, tu supranti, tos savižudybės, šita problema riša masę kitų problemų, kuriomis yra irgi nepasirūpinta. Yra švietimas, yra ten socialiniai visokie, visos socialinės temos principė susieina į tą savižudybių temą. Savižudybės yra viena iš svarbiausių pasaulio visuomenės sveikatos problemų. Požiūris į tai atspindi valstybės gyvenimo realybę. Paprastai tokioje šalyje yra ekonominių, visuomeninių problemų, nelengvai vyksta permainos. Ar jums nepanašu tai į Lietuvą? Ir kaip į tai reaguoja Lietuvos valdžios vyrai? Politikai pas mus labiausiai rūpinasi rinkiminėmis temomis. Tos, kurios jiems surenka taškus rinkimų metu. O čia yra problema ir sritis, kurioje tu galbūt niekada nepamatysi rezultato, kažkokio tokio išreikšto ten skaičiais. Dėl to rėmimas tokios veiklos absoliučiai turėtų būti tik iš valstybės, tai yra valstybė. Europos fondai irgi neduoda pinigų. Duoda pinigus ligoninėse perdažyti sienas, bet įkurti daugiau pagalbos linijų kažkaip tai neduoda. Man taip norėtųsi mūsų kai kurių valdžios žmonių veikloje elementaraus žmogiškojo faktoriaus, kurio aš labai pasigendu. Yra mąstymo apie žmogų. Ne apie savo įvaizdį, ne apie savo sekančius rinkimus, o apie žmogų, kuris tave išrinko, kad tu jam tarnautum. Yra valstybės, kurių pavyzdys parodė, kad jeigu Norvegija, Kanada, Suomija, jeigu valstybė priėmė valstybės mastu nacionalinę savižudybių prevencijos strategiją ir vykdė priemonės konkrečiai ir rado joms finansavimą, tose šalyse savižudybių skaičius reikšmingai sumažėjo. Tai yra turbūt tokia jau daugiau, kaip pasakyti, kalba apie valstybės prioritetus. Į ką kreipia valstybė dėmesį? Aš manau, kad psichikos sveikata yra valstybės nepakankamai galbūt įvertinama, prižiūrima, tame tarpe ir finansuojama sritis. Nuo jos priklauso viskas praktiškai. Nuo visuomenės psichikos sveikatos priklauso, kame auga vaikai, dabartinės būsimos kartos gerovė, nuo to priklauso, kaip kas ką valdo, daro, sprendžia.